Visiška naujiena iš mini serijos dronų, DJI Mini 5 Pro, prireikė 2 metų, kol išėjo atnaujintas modelis, praplėškim dėžę, pasižiūrėkim, kas viduje. Atnaujinta tašė, anksčiau buvo daug siauresnė, dabar gerokai platesnė. Kas čia įdomu? Čia yra atsarginiai sparneliai, beje, naujoviški, tuo apžvelgsim, instrukcija ir naujiena filtriukai ND, anksčiau reikėdavo juos pirkti atskirai, o dabar galėsit gauti iškart komplekte. Toliau pats droniukas, tuoj propakuosim, valdymo pultas lygiai toks pat kaip pas ketvirtuką arba flipą ir krovimo stotelė su papildomom 2 baterijom, o čia jau neturėtų nieko būti. Jo, nieko nėra daugiau. Valdymas. Filtriukai, o galima atskirti bus palei spalvas 8, 32 ir 128. Ir pats dronas. Nauja apsauga kameros. Labai primena man Mavico 3 arba 4. Štai taip nusiema. Ok, porolonus iš karto šalinam. Akivaizdžiai didesnė kamera. Spalva aišku pasikeitus. Na, va, ir tie naujoviški propeleriai, tokie patys eina. Nu, panašus eina pas Airą 3S, pas Maviką 3, 4, daug patogiau, nereikia su varžtukais dirbti. Lidar sistema, kliučių davikliai, prožektorius, apatiniai davikliai. Bet žinokit, atnaujinta kamera, tai atrodo galingai, 1 colio matrica. Galima sulėtinti iki 120 kadrų per sekundę arba filmuoti 4K HDR formatu. Atnaujinti sparneliai, o reiktų laikyti už pačio variklio ir stum propelerį žemyn. Ir lygiai taip pat užsideda ir jie atskirti yra spalvomis, oranžinė ir pilka. Viską dedu uždėsiu krauti, o pilną aprašymą rasit orlaivis.lt svetainiai, vietoj turim, galite iš vietos pasim, galite užsakyti per svetainį. Čia pas senesnį modelį švelnu galima sakyti, o čia jau šiurkštu, daug patogiau sugriebti akumuliatorių ir jį ištraukti. Valdymas baigia pasikrauti. Dar įdomus dalykas, jog kraunasi baterijos vienu metu, bent jau 2 šitos, nežinau kodėl šita nepradėjo krautis irgi. Labai įdomu yra pasižiūrėti, ar bus kokių nors atnaujinimų tiek valdymo pulte, tiek drone, nes viskas dargi nauja. Įdomiausia, kad jo valdymo pultas turi, tai greičiausiai ir dronas turės atnaujinimų. Tai jeigu kam nors reiks, tokią paslaugą galėsiu siūlyti. Vienas softas, rugsėjo 17, tai būtent išleidimo data. Tai jeigu norėsi, kad už tave padaryčiau atnaujinimus, eini į apačią ir įsidedi drono paleidimas ir jeigu reikalingas SD kortelė atminties. Kas liečia valdymo pultą, tai labai ilgai, sakyčiau, trunka, 7-8 procentai ir galima bus palyginti, kiek laiko trunka pagal ankstesnį filmuką. Softas valdymo pulte bent jau trunka gana ilgą laiką, 7-8 procentai va laikas. O prijungus droniuką pasirodo asistent programėlė nepalaiko, reikia kažkokią naują atsisiųsti. Ok, kadangi neturiu dar atsisiuntęs programėlės, bandau per valdymo pultą, bet labiausiai nustebinu, jog aplamai reikia kažką daryti, dėl to, kad produktas visiškai naujas. Ir štai darant per valdymo pultą pastrigo, tai greičiausiai vis tiek reikės atsisiųsti programėlę. Programėlę kompę atsinaujinau, bet dabar lyg tai gaunas ir per valdymo pultą daryti viską. Video artina iš viso 3 kartus, o fotikas iš viso, oi ne ta, tai irgi 3 kartus. Bet čia užtat gražus skaičiukai 4K 60 kadrų. RTH iškart pasimažinsiu 7. 20 max aukštis. Ir dar pasikeičiu iš karto pas mane gazas dešiniai pusiai. Nu ką, pirmas skrydis. Užkuru varikliukus. Eiktų savo patalpojinę taškas updatinas, įsivaizduojat? Vaizdas, kaip idealiai kabo droniukas. Čia pypsi, tai tiesiog mato kliūtį ir viskas, va darau į priekį ir dronas toliau nebeskrenda. Lygiai tos pats ir atbulom, skrenda į mane ir pilnai užverstas svirtis ir neskrenda į mane, nes mato kliūtį. Į priekį pilnais gazais. Po biški ir stabdo. Mini 5 Pro su priekį integruota lidar sistema, kuri aptiks kliūtis nakties metu, dienos metu padės 4
kameros, kurie matys kliūtis 360 laipsnių, integruota pagrindinė kamera su 1 colio matrica, 4K 60 kadrų per sekundę, HDR formatas, slow motionas 120 kadrų per sekundę, čia žodžiu kažkoks kosmos. Dar patiko, kad dronas turi nemažą vidinę atmintį ir galima mygom persikelti visus failus į mobilųjį telefoną. Va štai mano failiukai daryti. Kokybė tai atrodo nebloga tikrai. Čia video. Tas toksai nuotraukų video detalumas, jos spalvytės tokios sodresnės. Nu tai kita vertus pilno colio matrica. Žiūrėkit, kokio talpumo tašė naujoji. Originalus Mini 5 dronas, tada Mini 3, papildomos batarkės ir dar kaip nors įgrūsiu valdymo pultelį. Kur pirmą skrydį testinį lauke atliksiu? Aišku, prie jūros. Palydovų iš karto pasigavo 29. Gerai, palydovų turime 30, atrodo nešokinėja jie. Čia pypsi, nes mato kliūtis. Pakilsim aukščiau. Štai, koks vaizdas atsiveria. Vėjas aukštai tikrai didžiulis. Matom ir bangos didelės. Galim pasižiūrėti prizūminimo funkciją. 3 kartai, bet kai kokybė iš tikrųjų, nu, visai kitoks vaizdas naujojo drono. Atsiranda pliusiukas, paspaudi ir išmeta visas papildomas funkcijas. Op. Op. After subject starts moving, aircraft will fly to set direction. Matot patys. Einu į šoną dabar. Ir dronas skrenda ir seka. Dar kartą pasižymiu. Active track. Gali būti automatinis. Op. Na ir žiūrim, ką jisai darys dabar. Na šiaip labai gražiai atrodo. Fantastika, vieną batarkę įskraidžiau, gerai, kad dar yra 2, nu žiauriai smagu, žiauriai fainai atlieka visas komandas. Praėjo lygiai pusę metų nuo paskutinio video filmuko ir lygiai pusę metų testavau šį Mini 5 Pro droną, tai skirtas dronas žmonėm, kurie mėgstat pirkti geriausią įrangą iš karto, 1 colio matricą, prie bet kokio apšvietimo filmuoja tobulai, buvau nuskridęs 5 km 400 metrų ir dar yra tikrai ne pabaiga idealiom sąlygom, o dabar važiuokim testuoti toliau. Ir dar truputėlį svarbios informacijos, matot ant lentynos sukrauta nemažai dronų, sugadintų, palaužytų, tai jeigu neturite draudimo, atvežat mums į Savanorių prospektą 206 Kaunas, išsiunčiu gamintojui, gamykla paskaičiuoja sąmatą sąlyginai nedidelį ir už tą pinigų sumą pakeičiamas dronas visiškai nauju. Ekranas labai ryškus, galit mano pasižiūrėti video filmukus TikTok'e ir Facebook'e, kai bandau šitą droniuką, tai buvau ir numetęs į 120 metrų ir nieko neatsitiko, buvau bandęs pakelti ir ant 20 km per sekundę vėjo, bet nebandykite to daryti, irgi negera mintis buvo. Jei kažkoks atsitrenkimas, rekomenduoju visą laiką keisti iš karto visus sparnelius, kad nebūtų kokių defektų po to juose, kad nereikėtų dėl to numesti droniuko, dėl nuliekusio ore propelerio. Taip, aišku, skraidyti labai nerekomenduoju. Dabar parodysiu, kokias jisai dar funkcijas gali atlikti. Pasižiūrėkit, paimkim kaminą, jį pažymim, pasirenkam štai šią funkciją, stumiu rutuliuką, į kurią pusę noriu, kad skristų ir kuo daugiau užstumiu šitą rutuliuką, tuo greičiau dronas pradeda skristi. Vėjas lauke labai didelis, bet kaip matom susidaroja puikiai. Taip galite save pažymėti ar kokį nors objektą. Vaizdas per ekraną tiesiog tobulas ir rekomenduoju rinktis iš karto kombo paketą, kad būtų pilniausios komplektacijos ir su šiuo LCD ekranu, nes ne visų mobiliųjų telefonų veikia, o jeigu ir veikia, pavyzdžiui, nuo Androido dabar, būna taip, kad po programinės įrangos atnaujinimo nebeveikia, tiesiog ant to telefono reikia kito. Plius šitą valdymo pultą daug patogiau yra laikyti rankoj, nei kad kai telefoną užsidedat ir valdymo pultas nuo telefono svorio verčiasi į priekį. Ir štai šioj vietoje yra daug papildomų visokių funkcijų, tai labai rekomenduoju per kiekvieną iš jų praeiti patiem ir pamatyti, kas ką daro. Pavyzdžiui, slow motionas. 4K 120 kadrų per sekundę, tai galite matyti, kaip trykšta netgi vandens lašai. Tada, pavyzdžiui, Master Shots funkcijos. Matot, kokias funkcijas gali ekrane. Toliau.
Quick shots. Tai kamera gali apsiversti 180 laipsnių kampu, žiauriai krūtai atrodo. Hyperlapse funkcija. Pavyzdžiui, pasirenku intervalą, laiką, tai kuo daugiau nuotraukų darys. Pavyzdžiui, pasirenku 15 sekundžių, tai fotkins iš viso 12 minučių ir padarys 375 nuotraukas. Pradėjo fotkinti, iš viso fotkins 375 nuotraukas ir jau nufotkino 8. Užtruks 12 minučių ir matysim, kaip gražiai praslenka debesis. Tai pavyzdžiui, kokį saulėlydį filmuojat, matosi, kaip gražiai saulė nusileidžia. Ir štai dabar automatiškai pasidaro video filmukas. Čia užsikrovė iki 100 ir galim jį peržiūrėti. 15 sekundžių klipukas gavos ir štai toks vaizdas. Matom, kaip gražiai ir greitai slenka debesis. Nu ir pabandysiu dabar pataikyti pro langą, bet jokių būdų taip nedarykit pas save. Pataikyti. Tai ačiū, kad žiūrėjot šitą filmuką. Sekantį kartą pabandysiu video padaryti, kaip nuskrendu minėtus 5 km, bet iš tikrųjų noriu sumušti rekordą ir nuskristi kokius 7-8 km į vieną pusę ir dar pargrįžti atgal, bet tai turėsiu daryti idealiom sąlygom tiek vėjo atžvilgiu, tiek lauko. orlaivis.lt